Pirmą kartą sudarėme biudžetą eurais ir jau dabar galvojame, kaip vykdysime Lietuvos fiskalinę politiką 19 euro zonos valstybių erdvėje. Turiu pasakyti labai aiškiai, kad biudžetas socialiai orientuotas ir tą galėčiau labai aiškiai parodyti skaičiais. Tai papildomai skirta 200 milijonų litų socialinės atskirties mažinimui. Tarp jų didinamos valstybinės pensijos daugiavaikėms motinoms išauginusioms 5 vaikus, 180 milijonų litų sunkmečių nusavintoms pensijoms kompensuoti. Tai parodo, kad kažkada buvusi vyriausybė priėmė įstatymus, kurie prieštaravo konstitucijai ir dabar ženklę sumą mes turim sumokėti už praeitie padarytas klaidas. Įvairios kitos socialinės išmokos dėl euro apvalinimo vartotojų naudai ūgtelės daugiau kaip 100 milijonų litų, o išmokos pensijoms dėl to padidės daugiau kaip 30 milijonų litų. 50 milijonų litų yra numatyta papildomai, aš noriu pabrėžti, švietimo sistemai, ir šių lėšų būtų netekę kaip tik kaimiškieji regionai dėl sumažėjusių mokinių skaičiaus. Savivaldos biudžetas. Kaip žinot, mes neperseniausiai priėmėme kitą savivaldybių biudžeto pajamų nustatymo metodikos nutarimą, arba jis yra patobulintas, ir savivaldybės papildomai disponuos 200 milijonų litų. Ir svarbiausia, kad anksčiau priimtas vyriausybės nutarimas sukuria teigiamą motyvaciją pačioms savivaldybėms ieškoti investicijų, kur darbo vietas, nes papildomos pajamos iš bendrojo vidaus produkto liks didžioji dalis savivaldybių biudžetuose. Turiu pasakyti, kad šitas biudžetas gali būti pavadintas šalies gynybinių galių atkūrimo biudžetas. Ir finansavimas krašto apsaugai didėja trečdaliu arba 400 milijonų litų. Palyginimai, kad galiu pasakyti, kad 2015 metų krašto saugumui skiriama 1 milijardas 466 milijonai litų, kai tuo tarpu, jeigu taip galima išsireikšti, geriausiu laiku, tai 2008 metais tik buvo skiriama 1 milijardas 277 milijonai litų. Taigi matot, įsipareigojimas ir politinių partijų, kuris buvo inicijuotas socialdemokratų partijos, tikrai mes einam tuo keliu ir aiškiai galim visiems paskelbti, kad iki 2020 metų mes pasieksim 2 procentus nuo bendrojo vidaus produkto. Aišku, reikia pasakyti, kad tikrai papildomai yra numatyta 35 procentais daugiau, kas sudaro 41 milijoną litų, kompensavimui skirti už šildymą. Ir iš viso kompensacijoms už šildymą skirti kitais metais yra numatyta 168 milijonai litų. Pagaliau aš manau, kad vyriausybė ryžosi žengti socialiai teisingų kelių. Tai išmokos bus mokamos tiems žmonėms, kurių pajamos yra mažesnės. Ir labai daug spekulacijos buvo dėl PVM lengvatos panaikinimo šildymui. Tai aš noriu pasakyti, kad vien iki šio laikotarpio jau šilumos kaina yra sumažėjusi 15,6 procentai. Manom, kad iki šių metų pabaigos dabar kainų komisija dar sumažins šilumos kainą 12 procentų. Ir taip pat galiu drąsiai teigti, kad iki 2017 metų šilumos kaina bus mažesnė lyginant su dabartinė šilumos kaina.